Taigi įsitaisykite patogiai, jeigu gulite, tai atsigulkite, jeigu sėdite, sėdėkite, įsitaisykite taip, kad būtų patogu, kūnas nejaustų įtampų, kad būtų malonu, gera. Šiandienos meditacija bus pakankamai įdomia, gilia tema. Pabandysime bent minimaliai akies krašteliu, o tiksliau minimaliu pojūčiu, prisiliesti prie to, kaip jausti mūsų sielą ir bandyti atkurti jos vientisumą. Tai yra be galo įdomi ir reikalinga tema, kadangi tą vientisumą mes prarandame kažkokių skaudžių įvykių, traumų, netekčių ar viso to, ką priėmėme ypatingai giliai, kaip sakosi, tiesiai į širdį. Ir tokiu būdu įskėlėme, padarėme, kad sutrūkinėtų mūsų sielą. Taigi čia turėsite ypatingai gerą progą pabandyti ją pamatyti, pajausti, kažko paklausti ir atkurti tą vientisumą. Taigi gulėdami, pasėdėdami patogiai įsitaisę, užmerkite savo akis, atsipalaiduokite, giliai įkvėpkime per nosį ir iškvėpkime pro nosį. Kiekvienas mūsų įkvėpimas yra gilus. Kiekvienas įkvėpimas yra gilus. O iškvėpimas vis labiau atpalaiduoja. Taigi įkvėpkime dar kartą. Ir iškvėpkime pro nosį. Dar kartą giliai įkvėpkime. Ir iškvėpkime. Kiekvienas iškvėpimas mūsų vis labiau atsipalaiduoja. Palaiduoja kūną, mintis, rankas. Ir dar kartą giliai įkvėpkime pro nosį. Ir iškvėpkime taip dar giliau atsipalaiduodami. Ir dar kartelį giliai įkvėpkime. Ir iškvėpkime visiškai atsipalaiduodami. Iš po lėto jauskime savo galvą. Ir prie jos pririškime balionus, laiškus simbolizuojančius mūsų mintis. Ir tiesiog įsivaizduokime, kaip tie balionai nešami vėjo išnešioja visas mintis iš mūsų galvos, viską, kas yra nereikalinga, o šiuo metu nereikia. Kiekvieną mintį įsivaizduokite, kaip pririšate prie balionų, o vėjas jas išnešioja tolyn. Taip harmoningai išvalydamas jūsų mintis, protą nuo nereikalingo triukšmo,
ir suteikiant jums ramybę. Dabar pajauskite savo pėdas, pajauskite savo blauzdas, kelius, pajauskite šlaunis, pajauskite pilvą, krūtinę, nugarą. Pajauskite savo kaklą, pečius, rankas, pajauskite delnus, pajauskite savo nosį, kaktą ir visą galvą. Pajauskite savo visą kūną, kaip atsipalaidavęs įsiguli ant pagrindo. Pamatykite savo kūną iš viršaus. Ir įsivaizduokite, kaip iš jūsų viršugalvio įeina 2 auksinės spalvos kamuoliukai. Jie leidžiasi žemyn, prasukdami ratą aplink visą jūsų galvą. Leidžiasi žemyn jūsų kaklu. Išsiskiria tarp jūsų pečių. Leidžiasi žemyn rankomis, link jūsų delnų. Kiekviena vieta, kur praeina šie kamuoliukai, visiškai atsipalaiduoja, tarsi ištirpsta, paskęsta amžinybėje. Tegul šie kamuoliukai kyla link jūsų pečių atgal. Vienas jų tegul leidžiasi krūtine žemyn, kitas stuburu žemyn. Taip atpalaiduojant jūsų krūtinę, nugarą. Leidžiasi link pilvo, link uodegikaulio. Leidžiasi link kojų, šlaunimis, blauzdomis, pėdomis žemyn. Taip atpalaiduojant visą jūsų kūną. Kamuoliukai išeina iš jūsų pėdų ir išnyksta. Jūs tarsi gulite ant debesies. Jūsų kūno svoris tempia debesį žemyn, bet su kiekvienu leidimusi žemyn jūs grimstate į vis gilesnį atsipalaidavimą, ramybę. Į visišką kūno, minčių atsipalaidavimą. Leiskite savo bent kelias akimirkas pabūti šiame atsipalaidavime. Būdami visiškai atsipalaidavę, tikriausiai pirmą kartą mes keliausime į tetą būseną, tetą energiją. Tai yra kūrėjo energija, visiško atsipalaidavimo energija. Taigi, būdami užsimerkę, atsipalaidavę,
Įsivaizduokite, kaip minties greičiu jūs nusileidžiate gilyn į Motulės žemę, į Motulės žemės branduolį. Matote, kokia yra žemės branduolys ir minties greičiu grįžtate atgal prie jūsų pėdų. Ir tarsi iš Motulės žemės, laidais, žole, ar kuo jums patogu, prisijungiate savo pėdomis basomis prie Motulės žemės. Ir pradedat įsivaizduoti ir jausti, kaip iš Motulės žemės gelmių jūsų per jūsų pėdas viršum pradeda kilti energija. Pirmiausia, jinai įeina į jūsų pėdas. Ta energija pradeda kilti jūsų blauzdomis, kyla aukštyn, kyla pro šlaunis, pro pilvą ir nugarą. Motulės žemės energija kyla pro nugarą ir krūtinę, link jūsų kaklo. Ši energija kildama užpildo jūsų rankas, veidą ir galiausiai pakyla iki pat jūsų galvos, viršugalvio, taip užpildydama visą kūną. Dabar įsivaizduokite, kaip pripildytas jūsų kūnas Motulės žemės energijos. Iš jūsų viršugalvio išlenda mažas, baltos spalvos rutuliukas. Tai jūsų sąmonė. O jūs esate šiame rutuliukyje, šiame mažame rutuliukyje. Ir minties greičiu šis rutuliukas, įsivaizduokite jį, matykite, kyla į dangų, milžinišku greičiu lekia iš Žemės planetos, praskrenda visą visatą, palieka Žemę ir kitas planetas, žemyn, žemai, o kamuoliukas kyla minties greičiu aukštyn, aplinkui matosi tik mėlynos spalvos sluoksniai, geltonos spalvos sluoksniai, įvairių spalvų sluoksniai. Kamuoliukas kyla aukštyn, mato auksinį spalvos sluoksnį, tarsi debesis, kyla dar aukštyn, įskrenda į žalios spalvos, tarsi želė, tarsi drebučių sluoksnį. Kamuoliukas šiek tiek lėtesnis, kyla aukštyn ir viršuje mato rūžavos spalvos debesis, rūžavos sluoksnį, o jame baltos spalvos langą. Kamuoliukas įskrenda į tą langą ir visur tampa balta, perlo spalvos, perlo baltumo, balta šviesa, kur be pažiūrėsi, visur balta. Jūsų kamuoliukas kyla toliau ir po truputėlį iš lėto pradeda tirpti, kol visai išnyksta ir susiliejate su šia balta spalva. Ta energija, ta būsena, pajauskite ją. Čia yra. Pajauskite, kaip
pasikeitė jūsų būsena ir jausena. Ir šiek tiek pabūkite šioje baltoje šviesoje. Tai yra kūrėjo, kuriančioji energija. Švari, rami, visiškai atpalaiduojanti ir harmoninga. Būdami joje, galim paprašyti viso, kas yra kūrėjo, kažko, kas mums yra svarbu. Šiuo atveju mes paprašysime parodyti, pamatyti mūsų sielą ir atkurti jos vientisumą. Taigi mintise paleiskime prašymą, sakydami viso, kas yra kūrėjų, prašau pačiu geriausiu, man palankiausiu, harmoningiausiu būdu, pagal dievišką planą, parodyti, leisti pajausti, prisiliesti prie mano sielos ir pačiu geriausiu būdu per tave atkurti jos vientisumą. Dėkoju, tai yra padaryta, tai yra padaryta, tai yra padaryta. Pasakius šį prašymą, įsivaizduokite, luktelkite, kol pradės ateit kažkoks siluetas, kažkoks vaizdinys matytis. Galbūt ateis pojūtis, galbūt garsas, galbūt ryškus vaizdas. Tiesiog pasitikėkite tuo, kas ateina. Matykite tą siluetą. Tarsi jisai stovėtų priešais jus. Tarsi tai būtų žmogaus siluetas. Ir savo krūtinę pasistengkite pajausti, kaip jaučiasi tas siluetas. Pavyzdžiui, kaip atsistojame prie kokio nors mums pažįstamo žmogaus, tėvelių ar vaikų, kažkas jaučiasi. Tai taip pat pabandykite pajausti ir šį siluetą. Koks tai yra jausmas? Galbūt labai jautrus, galbūt labai stiprus, užtikrintas. Pasistengkite užčiuopti, koks tai jausmas, kaip tai jaučiasi jums. Galbūt kyla kažkokie jausmai, tai jaučiant. Galbūt labai jautru. Galbūt jums tai iškelia kažkokias mintis. Tiesiog pabandykite kelias akimirkas pajausti. Na, o dabar pasistengkite tame siluete įžiūrėti tarsi aurą, tarsi kažkokią aplink tą siluetą esantį lauką.
Ir pamatykite, ar jis yra vientisas, o galbūt kažkur yra sutrūkinėję. Galbūt matosi, kaip stiklas kažkur tiesiog įtrūkę. Galbūt tas laukas aplink jį yra visai sutrūkinėjęs. Svarbiausia, pasitikėkite to, ką matote. Pasitikėkite savo vaizduotę. Pasitikėkite savim. Tiesiog leiskite matyti tai, ką matote. Nevertinkite, negalvokite apie tai. Tiesiog tai, kas matosi, tebūnie tas tavo matosi. Nevertinant, ar tai yra iš tikrųjų, ar to nėra. Tiesiog pasistengkite pamatyti, tarsi žaidimas. Pamatyti, ar yra kažkas ar ne. Žaisdami šį žaidimą, pabandykite pamatyti, ar tai yra vientisas laukas aplink tą sielą, aplink tą siluetą. Ar jisai sutrūkinėjęs. Jeigu matote, kad sutrūkinėjęs, jeigu gerai neįžiūrite, bet galbūt jaučiate, kad yra kažkur įtrūkimų, tai tiesiog atlikime sielos vientisumo padarymą, paprašėme kūrėjo ir dabar įsivaizduokime, kaip iš tos baltos šviesos, kurioje buvome, išlenda kūrėjo milžiniškos rankos, tarsi apglebia tą siluetą, pripildo jį kūrėjo, kūrinijos energijos, pripildo harmonijos, meilės, laimės, džiaugsmo, šiltų jausmų. Ir tokiu būdu atkūrinėja vientisumą. Matykite tiesiog, kaip tas laukas aplink įgauna ryškesnę spalvą, baltą ryškesnę spalvą. Ir tas tarsi apvedžioja tą siluetą lygiom, vientisom, šviečiančiomis linijomis, sudarydami siluetą dar aiškesnį, dar ryškesnį. Ir tokiu būdu atkuriant sielos vientisumą. Pamatykite visą kūną, visą siluetą užbaigtą, rankas, galvos siluetą. Tarsi visas laukas yra pilnai sutvarkytas ir vientisas. Pabaigus šį procesą, tegul rankos grįžta į šviesą, o jūs toliau stovėkite prie šio silueto ir pabandykite jį pajausti dabar. Tiesiog būkite užsimerkę, vieną savo jausmą sutelkite į krūtinę ir jausdami krūtinę pasistengkite pajausti priešais jūs tą siluetą. Koks tai yra jausmas. Atkreipkite dėmesį, kaip jūs jaučiatės prie šio silueto. Ar jums kelia sunkius, o gal ypatingai gerus jausmus. Galbūt jaučiatės saugus. Galbūt jaučiatės vientisi. Tiesiog prajauskite, koks tai yra jausmas. Pasistengkite užfiksuoti. Na, o dabar, nepriklausomai nuo to, kaip jums sekėsi pamatyti ar pajausti tą siluetą, bet galite paprašyti, kažko paklausti,
savo sielos. Turite tam progą, atėjote čia. Todėl jausdami tą siluetą, būdami užsimerkę, įsivaizduodami tą siluetą priešais save, aplink vientisą, šviesa jį atgaubusi, išryškinusi, užduokite klausimą, vieną ar kelis, tiesiog mintise, tarsi kreiptumėtės priešai save esančią sielą ir laukite atsakymą. Užduokite ir nieko negalvodami laukite atsakymą ir bandykit pastebėti, kas ateis. Galbūt tai ateis per garsą, per vaizdą, per pojūtį. Taigi šiek tiek laiko užduoti klausimą. O jeigu gaunate lengvai atsakymą, galite ir daugiau pasikalbėti. Tai skirkime šiek tiek laiko pokalbiui su savo siela. Taigi, užbaikite po truputėlį savo pokalbį, atsakymus, jeigu gavote, įsidėkite į savo atmintį, širdį. Dar kartą pasistengkite pajausti šį siluetą priešai save, tarsi tai būtų žmogus, tarsi tai būtų kažkas šalia jūsų. Ir po truputėlį leiskime tam siluetui išeiti, atgal į tą šviesą. Įsivaizduokime, kaip jis išeina iš šios erdvės, grįžta į tą šviesą. Po truputėlį ir mes save prisiminkime toje šviesoje, aplink visur balta, kur be pasižiūrėsi, perlo baltumo šviesa. Mes grįžtame atgal į rutuliuką, esame tame rutuliuke baltos spalvos. Ir po truputėlį minties greičiu leidžiamės žemyn. Praskrisdami po įvairius šviesos sluoksnius, žalią, rūžavą, geltoną, mėlyną, po truputėlį grįždami į mūsų visatą, virš Žemės planetos, kamuoliukas leidžiasi į Žemę, į vietą, kur jūs esate. Ir lėtai sustoja ties jūsų viršugalviu ir labai ramiai, lėtai įsilieja į jūsų galvą, leidžiasi link jūsų širdies ir ties širdimi išnyksta. Mes dar kartą prisimename motulę Žemę, minties greičiu nusileidžiame iki jos centro. Grįžtame įsivaizduodami prie savo pėdų ir vėl jaučiame, kaip motulės Žemė, energija teka mūsų pėdomis. Taip sugrąžina mums visą energiją, pripildydama blauzdas, šlaunis, pilvą, krūtinę, kaklą, rankas.
ir visą mūsų kūną. Sugrąžina mums energiją, įžemina, sugrąžina į dabartį. Tegul visi atsakymai, visi potyriai, viską, ką patyrėte, įsirašo jūsų atmintį ir suteikia jums žinias, informaciją tada, kai jums to labiausiai reikės. Truputėlį pajauskite pagrindą, ant kurio gulite arba sėdite. Pajauskite savo kojas, rankas, nugarą, pilvą, galvą. Kai būsite pasiruošę, galite pajudinti savo rankų pirštus, kojų pirštus, šiek tiek pajudinti kojas, rankas, visą kūną. Švelniai pajudinti kaklą, galvą. Jeigu norite, galite pasirąžyti. Ir kai būsite pasiruošę, atsimerkite ir sugrįžkite į šią akimirką, į savo gyvenimo kasdienybę.